šiandien aš jums noriu papasakoti apie Velykas. Man padės mango ir tango. Mango ir tango. Viena pagrindinių pavasario švenčių yra Velykos. Taip, šią dieną mūsų protėviai švęsdavo gamtos atbudimą. Atėjus krikščionybei ši šventė sutapatinta su Kristaus prisikėlimu. Tai šeimų susibūrimo, dienų ilgėjimo, gamtos atbudimo metas. Velykų šventės neįsivaizduojamos be margučių dažymo, šokoladinių zuikių, viščiukų žaidimų. Taip, kiekvieną kiaušinį, va, pažvelkit, kaip gražu. Močiutės išpuoselėdavo pačiais įvairiausiais raštais, kurdamos juos vašku ar skutinėdamos peiliuku. Kiekvienas raštas turėjo savo simboliką. Raižydami eglutę simbolizuojame ką? Skirta mums dalią. Taip, gerai išmokai. O jeigu apskritimas, tai yra kas? Saulė. Taip. Rombelis. Žemės lopinėlis. Taip, taškučiai tai pasėti grūdai. Kiaušinis tai gyvybės, naujos pradžios, atsinaujinimo simbolis. Per Velykas diena susilygina su naktim. Ir mes vadiname tai lygiadieniu. Tai gamtos šventė didysis prabudimas. Mūsų protėviai turėjo ypač glaudų ryšį su gamta. Bunda gamta, pasirodo pirmoji žolė, sužaliuoja medžiai, pražysta gėlės, pagerėja žmonių nuotaika ir atsiranda noro vis daugiau šypsotis. Spalvos ant kiaušinių reiškia pavasario spalvų sugrįžimą į gamtą ir mūsų namus. Kodėl ant kiaušinių į kraitelę tupdomas zuikis? Kiškučiai tai stebuklingas talismanas, kuris neša vaisingumą ir derlingumą. Dabar žinosiu. Žmonės iš miško parsineždavo kadagio šakelių, žilvyčių, jos perišdavo raudonų siūlų arba tautinę juostelę. Tai verbos. Taip, verbos. Vilniaus krašte be tradicinės verbos jau antras šimtmetis kuriama unikali Vilniaus verba. Tai meniškai sukomponuotos prie lazdynų kotelio pritvirtintos sausų gėlių ir žolynų kompozicijos. Gražu, labai gražu. Samanos, bruknienojai, pataisai, katpėdėlės, šlamučiai, kraujažolės, kiškių ašarėlės, bitkrėslės, motiejukai, pipirnės, gubojos, darželinės hortenzijos, kukurūzų šluotelės, gelsvaslapiai skaisteniai. Viršūnėms padaryti naudojamos dirsės, nendrės, lendrūnai, paprastosios miglės, baltosios smilgos, šunažolės. Iš viso verbų gamybai meistrai naudoja virš 50 įvairiausių laukinių ir kultūrinių augalų rūšių, o viršūnėms apie 11 augalų. Verbos apsaugo namus nuo ligų ir nelaimių. Taip, kiekvienas stengiasi kuo anksčiau atsikelti ir paplaukti verba.
Taip, paplakti verba dar miegančius, už tai jie turi atsilyginti. Margučiu. Taip, margučiu. Prie ko prisiliečia verba, tas įgauna gyvybinės galios. Velykos prisikėlimo šventė. Todėl ir žmonės stengiasi įsijudinti, sugrįžta linksmybės. Seniau žmonės rytinių mišių laukdavo per visą naktį, budėdavo bažnyčiose. O kad laikas neprailgtų, susigalvodavo įvairiausių pramogų. Jos truputį primena teatrą. Vyrai apsivilkdavo uniformomis ir vaizduodavo Kristaus karsto sargybinius. Kartais sargybinius ištrošdavo iš medžio. Ta naktis nebuvo tik susikaupimo metas, žmonės drįsdavo ir pajuokauti. Koks nors vikrus vaikinas persirengdavo kipšiukų ir būdavo prisnūdusius vis pakišdamas pauostyti amoniako arba negyvą varną. Po rytinių mišių žmonės labai skubėdavo grįžti iš bažnyčios, nes būdavo sakoma, kad kas pirmas peržengs namų slenkstį, tam visus metus seksis. Taip, seksis. Prieš valgydami visi paimdavo po margutį ir mušdavo margutį su kitais šeimos nariais. Taip. Kas sudaužydavo, tam ir margutis atitekdavo ir tapdavo nugalėtojų. Sakoma, kad išsirinkusios stipriausią margutį laukia ilgiausias gyvenimas. Norint namuose sulaukti skalsos ir gerovės, per šventų Velykų pusryčius reikia nulupti pirmą kiaušinį ir padalinti į tiek dalių, kiek už stalo sėdi žmonių ir visiems po gabalėlį suvalgyti. Apdužusių kiaušinių nevalgydavo. Kas suvalgys sutrūkusį kiaušinį, tas visus metus bus lepšis, 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 lepšis. Lepšis. Labai svarbu Velykų dieną ridenti margučius, o mažiesiems kuo daugiau supti supynėse. Taip, supti supynėse. Buvo sakoma, kad kuo ilgiau ir stipriau supsies, tuo laimingesni ir sėkmingesni bus metai. Tai sukelia daug džiaugsmo, kuris turėtų lydėti visus ateinančius metus. Svečiuotis pirmąją Velykų dieną nepriimta. Nepriimta. Taip, nuo seno mažus vaikus Velykų rytą aplankydavo Velykų bobutė. Dar kitaip vadinama Velykė. Taip, ji padalindavo vaikučiams saldainių ir gražiai margintų margučių. Visoje Lietuvoje buvo paplitęs kiaušiniavimas. Tai paprotys antrąją Velykų dieną lankyti kaimynus ir keistis margučiais. Taip, Žemaitijoje dažniausiai kiaušiniaudavo vaikai. Lalavimas tai dainingiausios Dzūkijos tradicija. Dar ir dabar čia po kaimus vaikšto lalauninkai. Lalauninkų būrį dažniausiai sudaro nevedę vyrai. Jie dar gavėnios pabaigoje imdavo mokytis to meno. Susirenka pas seną kokį nors gerą lalauninką ir kaip iš gyvos knygos išmoksta lalavimo. Tai yra klausimų, atsakymų, giesmių ir šiaip visokio apsiėjimo. Kiti ateidavo dar su smuiku, armonika, o kartais atsineždavo net būgną. Tai va. O merginos, ką darydavo merginos tuo metu? Jos taip pat ruošdavosi, dažydavo margučius, kad sarmatus nepasidarytų. Taip, kad nusidažytų kuo gražesnių margučių, jos daug vakarų sugaišdavo. Ir kuo gražesni margučiai, tuo daugiau sulaukdavo pagyrimo.
Aukštaičiai tikėjo Velykų bobute. Skirtingose rajonuose Velykė skirtingai įsivaizduojama. Daug kur ji nupasakojama kaip miela moteriškė, kuri dailiame vežimėlyje veža vaikams margučių. Vežimaitį dažniausiai traukia kiškučiai, o rankose laiko saulės spindulių botagėlį. O štai Suvalkiečių Velykė baisi, panaši ragana. Taip. Suvalkijoje Velykų bobutė važinėja tik nakčia, pasikinkiusi vaško kumelaitę, kanapinę uodegaitę. Aukštaitijoje per Velykas buvo puošiama Velykų eglutė. Buvo padaromi lizdeliai, į kuriuos įstatomi kiaušiniai. Paprastai statomi 9 arba 12 kiaušinių, mat šie skaičiai laikyti magiškais nešančiais laimę. Toks medelis dar buvo puošiamas įsprogusio žilvičio kačiukais, popierinėmis gėlėmis, paukštelių formos sausainiais. Tikėta, kad kiaušiniai nuo šio medelio neša laimę ir sėkmę. Sveiki sulaukę šventų Velykų. Iki pasimatymo.